Labas, Ruslanas su jumis. Ir aš kažkaip labai daug dėmesio paleidau į akmens aliejų ir mumijų. Bet žinot, kad į visą tą mūsų sveikatimosi programą įeina ir dumbliai. Šiuo metu dumbliai yra sumalti milteliuose. O tokias žolės išdžiovintos ir sumaltos jos, kad būtų patogiau jas naudoti. O, čia va yra laminarija. Va lygiai ta pati jūržolė sumalta. Tai laminarija. Laminarija yra, dumblių motina. Ją atrado Oklahomos ten Japonijoje moteris, kaip senoviai plaudavo rūbus vandenį. Ten šitam, kaip, jūrai ar vandeninė. Žodžiu, pastebėjo, kad rankos labai švelnios tų moterų, kurios skaldo rūbus ten tam vandenį. Ir po to kažkaip dasigaudė, kad laminarija, tos jūržolės, ir pradėjo jos valgyti. Tada ištyrė jau. Žodžiu, ten kosmosas, mineralai, vitaminai, ten žiauriai visai nerviniai sistemai, visam kūnui labai ypatingai gerai veikia. Žodžiu, tokie dumbliai. Ten minkština žarnyną, ne žarnyną minkština, bet truputį atpalaiduoja tuos, žodžiu, užkietėjusius vidurius ar panašiai. Ten visą mikroflorą, ten žarnynas, žodžiu, krūva mineralų, mikro-makro elementų, vitaminų čia. Aišku, kalbu apie natūralius, kur ištirti vandenis, ekologiški ir taip toliau. Tai svorį ten numest, alkį malšina, ten daug tokių dalykų. Bet mes sumalėm, kad būtų patogiau, nes mes darydavom, ištirpint reikėdavo, ten išplautas žolės. Matot, kiek druskas, natūralios druskas. Vandenino. Tai ten reikėdavo išmirkyti vandenį, ten labai stiprų blenderį reikia turėti, tą mikserį, kad tą žolę sumalt, tai švarų vandenuką, ten distiliuota geriausia, žodžiu, labai daug vargo. Tai čia šaukštelį paėmė, pakabini, ir viskas. Ir turi rezultatą. Toliau aš čia turiu pas save, puslėtasis guveinis. Matot, tokiam pusleliam. Tos puslelės čia. Tai irgi išdžiovinta, irgi sumalta, bet dabar jau neturiu. Aš tik tai laminarija čia mane likusi, tai kol negrįšiu, aš to neturėsiu tų dumblių. Už porą mėnesių būsiu Lietuvoje. Tai ir kas čia per bajeris? Puslėtasis guveinis, aš sakau dumblių tėvas, čia jau už dumblių karalius. Jeigu laminarija karalienė, dumblių motina, tai čia tėvas. Jis irgi toks neskanus, pats neskaniausias dumblis, jeigu taip pagal, atsiduoda vandenino, kvepia. Bet ką įrodė? Įrodė, kad fukuidanai čia visokie yra. Ar tie fukuidanai labai nepatinka vėžiniam ląstelėm mūsų. Tai jau yra ten Japonijoje tyrimai padaryti, žodžiu, kad gali vėžį gydyti irgi panašiai. Tai puslėtasis guveinis yra beveik identiškas mūsų kraujo plazmai. Tai galim įsivaizduoti mūsų kraujo plazmą. Tai čia praktiškai tas pats. Identiška, beveik identiška. Negali būti, aišku, kraujas yra kraujas, o čia tai yra čia tie dumbliai. Ir dar yra vaistinis drebulotis, kurio aš čia irgi neturiu. Tai vaistinis drebulotis yra beveik kaip mūsų kūnas. Jeigu mūsų kūnas susideda iš 108 ar ten kiek, ar 112 tų ląstelių, detalių, visokių, ko mums čia reikia, plaukai, ten, vienu žodžiu, ląstelės. Tai šitas vaistinis drebulotis beveik identiškas mūsų kūno sandarai.
Tai ten 92, man atrodo, mikro makro elementai, ten visi tie bajeriukai panašus į mūsų kūną. Tai tie dumbliai, reiškia, per karą išlaikė airių geną, kai jie ten šaudėsi. Žodžiu, neturėjo valgyti ką ir maitinosi tais dumbliais. Ir jie išgyveno, išlaikė savo tą geną airišką. Tai va, tai dumbliukams truputį paskiriau, nes labai man gaila, kad aš netiek daug pasakau jums, netiek daug galiu pasidalinti. Geriausia paanalizuoti, žinokit, ten paieškoti puslėtasis guveinis, ten sudėtis, mokslinius straipsnius surasit, kur buvo tyrimai padaryti su vėžiu sergančiais ir panašiai. Sakau, va tos legendos, jeigu apie laminariją pasižiūrėsit, tai surasit tikrai va tą Oklahomoj. Tos Oklahomos gyventojai vidurkis gyvenimo, nebeatsimenu tiksliai, bet žiauriai didesnis negu mūsų. Bet jie visur, va, ir desertus net daro iš tų laminarijų ir panašiai. Tai jeigu mes ten ant maisto užsibarstam šaukštelį, žinokit, kad visą gerą naudą pasidarom. Neskanu, ką darysi neskanu, bet kai žinai, kad tokią naudą mūsų organizmui, tai žiauru. Tai va, tai patys galingiausi produktai yra mano surinkti per tą visą eilę metų. Tiek mumijos, irgi ilgai ieškojau ten, kol aš atkasiau, kur gauti, kaip ten pasigamina jisai, kaip jis ten pasidaro ir taip toliau, kad neapgautų, ten patikrinau per savį. Su sportininkais išbandėm, ten sportininkam visokias teigiamas, visokias, ir nuo dumblių, ir nuo visų tų programų. Visokie mešlungiai, ten magnio, ten visokie, žinot, kai mešlungius traukdavo, naktį visokie ten virpesiai, greit energija atsistato. Tai va, su sportininkais iš pradžių išbandėm. Tai kai va taip, kai pasitvirtino, va tada mes, aš kažkas ten pasidalino, ten kažkas mamai paėmė, kažkas ten dar kažkam, tai draugiai, tai tas, tai. Ir prasidėjo, va taip, va, ir tam reikia. Tai žodžiu, va, kiečiausi dumbliukai žemėje, laminarija. Ir irgi žiūrėkit ten, kas, sakau, žmonės kartais, žino, ten prisimasta nesąmonė, ten kažkokie tai pavydai ir panašiai, tai, geriau nepavydėkit. Tikrai pasidomėkit, iš kur ten tie dumbliai. Nes aš kai laminariją ieškojau, tai man net neduodavo tie tiekėjai. Ten būdavo ekstraktuojami jie, tie dumbliai. Ir ekstraktą atiduodami kosmetikos įmonėm, farmacijos įmonėm, darė tabletės, gamino vaistus. Iš natūralių, įsivaizduokit, panaudoja natūralų Dievo produktą, Dievo sukurtą, kas sukūrė čia, tai neprikursi tokių dalykų, žmogus jis negalėjo net pamastyti. Kažkaip, va, Dievo tokie kūriniai ir va, farmacija pasiėmė ir išnaudoja, žinot, ten tos dalykus, bet, va, taip yra, kaip yra. O dabar, va, jau galim gauti mes. Po truputį jau pradeda, žinot, kaip tos natūralios, tie patys gamintojai. Oi, mes čia natūralų jums duosim, šūdė ten duosim tą natūralų. Tai va, tai atsirinkit, pasižiūrėkit, kas, kaip, kur, ką. O jeigu ką, kreipkitės, pas mus tikrai yra, viskas yra natūraliai, 100% visi produktai išbandyti, ištestuoti. Daug kas ir pasigydė, ir daug visokių ligų išsigydė. Atgavo tą savo natūralią fizinę savijautą, psichinę savijautą svarbiausia. Nes mes visi ten užsispaudę, išvažiavę, ten darbuojamės visokiose dideliuose miestuose, tokiuose kaip Londonas, Londone iš vis arba United Kingdom, visoje karalystėje. Tai saulė šviečia, tai lietus lyja, tai tokie ten orai, ten bais. Niūrų, pilka ir panašiai. Vasara kitaip, aišku. Bet va tie 3 sezonai, tai, tiesiog visi radionuklidai, va, išsivalo, surenka į tą, va, susigeria visas radiacijos nuo telefono ir panašiai.
Tai va. Daug čia visokių dalykų, bet labai norėčiau, kad jūs ir patys va taip va pasigilintumėt, paanalizuotumėt, pasižiūrėtumėt, pasidomėtumėt. Neatmeskit ir medicinos, aišku, nes yra tikrai, ten kas vėžių, pavyzdžiui, serga, ten, akmens aliejus, pavyzdžiui, labai gerai atstato po visų chemoterapijų ten ir panašiai apšvitinimų. Kas dar? Tai va. Žodžiu. Ačiū, kad esat su manim. Ačiū, kad esat imuniniai sistemai. Esu be galo toks vat laimingas, kad taip natūraliai po truputį mes augam. Gal truputį aš ten pareklamuoju, ten kažką, tai žinot, bet tai norisi, kad daugiau žmonių pasiektų tą informaciją ir ar būkit visi laimingi, džiaukitės, tokio daugiau pozityvumo, žinokit, pozityvas, meilė kas per ginklas, tai yra, siaubas. Žodžiu, pats kiečiausias ginklas šitoj žemėje, ne viena ten bomba nėra tokia stipri kaip meilė. Patys žinot, ne, ten, kai įsimylė ten, tai niekas atrodo nesutrukdys, bet ką padarysi. Tai va, tai mylėkim vieni kitus. Ir pozityviai žiūrėkim į gyvenimą, į priekį. Būkit laimingi. Man labai gera, aš labai noriu daug kalbėti su jumis ir pabendrauti. Ir šį vakarą paskiriau tokį video. Būkit visi tikrai laimingi. Iki.